Sveiki, ir vėl atėjo trečiadienis, ir vėl dzin, blondizmas. Su jumis kartu aš Ieva ir Aš Jūratė, nekilnojamo turto brokerė ir kosmetologė Ieva. Tai ką šiandien, Jūratė, kalbam? Šiandien dieną noriu pakalbėti apie pinigus. Nekilnojamo turto brokerės veikla visa apie pinigus, tačiau norėčiau šiandieną pakalbėti apie mokesčius. Kaip yra posakis, tik du dalykai gyvenime neišvengiami – tai mirtis ir mokesčiai. Dėl mirties tai nežinau, nieko negaliu padėti, nebent po mirties, jeigu lieka nekilnojamo turto, tačiau apie mokesčius šiandieną ir norėčiau pakalbėti. Tikrai yra labai aktuali tema, nes aš, kai į mane kreipiasi klientai parduoti, tai pirmas momentas būna: Ieva, aš prašau atsiųsti nekilnojamo turto dokumentus, kad pasižiūrėčiau, ar viskas yra tvarkingi, ar jie yra tvarkingi, ar galima, kaip sakoma, pardavinėti ir nereikia nieko papildomai tvarkyti. Ir antras momentas, tai yra mokesčiai. Iš karto aš klausiu, susižiūrim tą mintį, tą situaciją, kaip yra su mokesčiais, nes turėjau atveju, kartais trūksta 1 mėnesio iki 10 metų, kaip pavyzdys, ir klientai, arba metų kokių, ir klientai sako, mes dabar nepardavinėsim, sulauksim to termino. Pasidalinsiu ir savo patirtim dėl parduoto namo. Taip. Ir mokesčių, kas gali būti tikrai irgi aktualu. Ir būna dažniausiai irgi netikėta, tiesiog nežinant, tai kad žinotumėt, tai būtų... Kad nebūtų siurprizų, nes tikrai išeičių yra nemažai ir juos tada reikia iš karto apgalvoti iš anksto. Dažnu atveju klientai sako, reiškia, įvyko ta situacija, mirė kažkoks artimas žmogus, susitvarkysiu paveldimo dokumentus ir aš tada jau kreipsiuosi į brokerį, planuosim pardavimą. Visą laiką sakau, įvyko situacija, sumastėte, kad jau norite parduoti ir reikia kreiptis čia ir dabar, nes yra visokių išlygų, visokių dalykų, kur reikia atitinkamai ir paveldėti turtą už atitinkamą vertę, kad po to nereikėtų daryti kažkokių tai dalykų ar neišvengti. Ir išvengti kažkokių, ne tai kad išvengti, bet sutaupyti tų mokesčių, kurių galima ir sutaupyti, vadovaujantis tam tikromis nuostatomis. Tai pradėkime nuo pirmo tokio momento. Tai kokie apskritai yra mokesčiai pardavus turtą? Taip, mokesčiai yra pardavus turtą, tai yra gyventojų pajamų mokestis, tai 15%, kurie yra skaičiuojami nuo parduoto turto įsigijimo vertės ir nuo parduoto turto rinkos vertės. Tai nuo to skirtumo 15% paskaičiuojama ir turim, jeigu yra, kaip pasakyti, skirtumas, tada reikia jį sumokėti valstybei, deklaruojant pajamas. O yra terminas? Taip, yra numatytas terminas. Terminas yra numatytas, jeigu paskui gal tada plačiau, Lietuvoje deklaruoti gyventojai turi iki gegužės 1 dienos deklaruodami pajamas tą padaryti. Užsienį gyvenantys žmonės, dar kartą paskui gal dar akcentuosiu, per 25 kalendorinės dienas turi uždeklaruoti nekilnojamo turto pardavimą ir susimokėti mokestį, jeigu reikia, kad nebūtų skaičiuojami delspinigiai, kurie įsijungia 26 dieną labai sėkmingai. Nes mokesčiai yra mokesčiai. Taip, kurių niekaip neišvengsi, kaip ir mirties. Taip. Ar yra kokių galimybių apskritai išvengti tų mokesčių, ar bent jau kažkiek juos sumažinti? Galimybių tikrai yra ir tikrai yra įstatymai, kuriuos reikia žinoti, kuriuos reikia prieš tai pasiruošti, prieš atliekant nekilnojamo turto pardavimą. Pirmiausiai, pagrindinis momentas, dabar žinoma, kad įsigijus, dovanojus ar reiškiasi paveldžius nekilnojamą turtą, ji turi išlaikyti 10 metų. Jeigu jį išlaikė 10 metų, pardavai nepriklausomai iš kokią tu vertę įsigijai, nepriklausomai iš kokią tu vertę pardavai, mokesčių valstybei mokėti gyventojų pajamų mokesčio nereikia. Kitas momentas yra, jeigu tu neišlaikei 10 metų, aišku, čia tas liečia butus, namus, tada reikėtų, kad tame turte būtų deklaruota gyvenamoji vieta. Akcentuoju tokį dalyką, jeigu turtas priklauso 2 asmenim, vyrui ir žmonai,
tai abu ir turi būti deklaruoti, nes vat irgi nekartą esu girdėjus, pavyzdžiui, žmona deklaravo tą gyvenamą vietą tame turte parduodamame, o vyras nedeklaravo. Nu tai ką, kadangi per pusę, tai žmona nemoka, o vyrui priskaičiuoja labai sėkmingai, todėl kad jisai nėra deklaruotas gyvenamosios vietos. Kitas momentas, ką noriu irgi akcentuoti, va kaip tu Ieva irgi kalbėjom prieš tai, būtinai einant pas notarą, neišsiregistruoti iš tos gyvenamos vietos. Aš ten irgi aiškinausi vienu atveju, kad nenorėjo pirkti turto, kur buvo registruoti nepilnamečiai vaikai, tai tikrai aiškinome su mokesčių inspekcija, savaitę galbūt iki sandorio jau yra protingas terminas, kad tu išsideklaruoji gyvenamą vietą su nepilnamečiais, kaip pavyzdys vaikais, tačiau bet kokiu atveju rekomenduoju tik po sandorio išsideklaruoti savo gyvenamą vietą į kitą, kad paskui neatsirastų kažkokiu mokestinių ginčių, kad, kaip pasakyti, tame turte tu nebegyvenai jau pardavimo momentu ir atsiranda mokestiniai dalykai. Taip kaip atsirado pas mane. Tai va, paskui tada... dabar prie to pačio pasidalink tada. Patirtis tokia, kad, tarkim, skyrybų atvejas, pardavinėjimas turtas, vyras deklaruotas tame pačiame turte, kuris pardavinėjimas, o aš, tarkim, deklaruota esu visiškai kitam mieste. Ir galiausiai, kai parduodamas turtas, ko pasakoje atsiranda, kad tu turi sumokėti mokesčius už parduotą turtą. Ir prasideda tada. Ir po kiek laiko tau čia atėjo toks džiaugsmas papardavus? Po kelių metų. Po kelių metų? Kažkur 2-3, tarkim 2 metai praėjo ir tau turi deklaruoti, deklaruoti galiu. Bet esmė tokia, kad nuo parduotos sumos yra skaičiuojami mokesčiai ir jie tikrai nemaži. Ir, aišku, būna netikėtas surprizas, aišku, nemalonus surprizas, bet jeigu, tarkim, kaip mano atvejis, aš gyvenau tam turte, pardavinėjimam, nors nesvarbu, kad mano deklaruota vieta buvo kitam mieste. Paprasčiausias būdas, elementariausias tiesiog, įrodyti, kad tu ten gyvenai. Ir kas galėtų tai būti kaip tavo atveju? Kaip pavyzdys, tarkim, mokami mokesčiai už tą turtą, elementarūs mokesčiai, kaip priklauso, vanduo, elektra ypatingai, komunaliniai mokesčiai. Ir tarkim, jeigu vaikai lanko mokyklą šalia, nes tu realiai gyveni. Tai tokie elementarūs, paprasčiausiai, realiausi įrodantis faktai mokesčiams, tam, kad išvengti mokesčio už turtą. Ir kiek prisimenu, Ieva, tu pardavinėjai, tai mes dar nebuvom pažįstamos. Tai irgi čia brokerio yra labai didžiulis vaidmuo, nes jeigu tu būtum neišsiregistravus, arba pavyzdžiui, tu buvai išsiregistravus, bet pardavimo momentu vėl prideklaravus savo, prideklaravus gal aiškiau, gali tu ir prieš savaitę užsideklaruoti gyvenamą vietą su vaikais tame parduodame bute, tu jau daug dalykų išvengi ir tada, kaip trečias dalykas, dar ir norėjau pasakyti, 2 dalykus aptarėm, dabar yra trečias dalykas, jeigu tu nedeklaravai 2 metų gyvenamos vietos tame turte, pavyzdžiui, tu deklaravai tik prieš sandorį savaitį. Taip tuomet pardavei ir per 1 metus turi įsigyti kitą nekilnojamą turtą savo vardu ir jame uždeklaruoti gyvenamą vietą. Bet aš irgi daug šaltinių skaitau, neužsižaiskim, turi būti realiai ir gyventi, nes jeigu, kaip ir sako, nusiperka, dėl vaizdo kažkokį, tai belė kokį, patalpėlės kažkokias ar ten kažkokį belė kokį daiktą, mokesčių inspekcija net gali po kažkiek laiko, supranti, pasidomėti ir, pavyzdžiui, tam momentui nusipirko, o paskui, išvengė to mokesčio ir ten po kokių metų dar pardavė. Visokių tokių niuansų. Tai kaip sakoma, kad negudrauti, nes gali tikrai po kažkiek tai net laiko mokesčių inspekcija jums išstatyti ir liepti susimokėti gyventojų pajamų mokestį. Bet jeigu jūs realiai pardavėte, nusipirkote kitą nekilnojamą turtą ir užsiregistravote savo vardu, tai tikrai jokių mokesčių, gyventojų pajamų mokesčio nereikia mokėti ir tokia yra kaip ir situacija. Tai 3 tokie momentai, kurių reikia žinoti, bet čia kalbu tik tai, kaip pasakyti, teoriškai, praktiškai reikia žiūrėti individualiai. Realiai pats gal ir neturi, tu prasme, negali visko žinoti, bet nekilnojamo turto brokeris, kuris turi didžiulę patirtį ir dirba tokį darbą, jis turi perspėti.
Aiškumo dėliai galiu pasakyti, kad šitas dalykas brokeriui kaip ir nepriklauso, nes čia šitą turi daryti savininkas. Bet iš kur tam savininkui žinoti, kai lygiai taip pat aš patirtį turėjau, kaip ir kalbėjom, kada su užsienį gyvenančiais ryškės lietuvaičiais pardavėm turtą Lietuvoje ir jie turi per 25 kalendorinės dienas tą padaryti ir sumokėti mokesčius. Tai visa laimė, kad mano ryškėsi draugiai pardaviau butą ir ten jokių mokesčių nereikėjo mokėti. Atėjo kitais metais, gegužės 1 diena, sakau, va, žiūrėk, jau deklaruosim. Paskambinu, pasirodo, per 25 kalendorinės dienas. Tai jūs įsivaizduokit, praėjo praktiškai metai. Tai jeigu reikėtų mokėti, nuo 26 dienos įsijungia delspinigių skaičiavimas, tai per metus kiek skaičiuoja. Tai čia toks, ir aš pati bandžiau ieškoti, kokiam įstatymė tas parašyta, labai sudėtingai radau, kadangi irgi pati noriu įsitikinti, kaip juodo ant balto parašyta, tai ten kažkokiam poįstatyminiam akte nurodyta, taip dar tiesiogiai surasti, kai nežinai, ko ieškoti, tai yra sudėtinga. Tai kaip sakoma, su patirtim. Įsivaizduot, gyvenat ir kiek turit viską žinot, numanyt. Ir dar viskas. Nuovoka turi būti ir, žodžiu. Žinojimas, ką tu čia gali nuvokti. Mes visko negalim žinoti. Arba iš patirties mokinamės. Iš karčios. Arba tiesiog yra tinkami žmonės dirbantys savo darbą, nuosekliai, nuoširdžiai, turintis patirtį, žinias. Kaip Jūratė. Ir susiduri su įvairiom situacijom ir gali ramyti. Situacijų tokių galima išvengti. Viskas yra tiesiog paprasčiau. Įgyvendinama. Taip, žymiai paprasčiau. Taip. Dabar, mieloji, išgirdau pirmą kartą labai įdomią tokią savoką nekilnojamo turto spektre. Retrospektyvinis vertinimas. Kas čia per variantas? Tai dar vienas variantas ir viena galimybė legaliai sutaupyti pinigus, kuriuos reikėtų sumokėti valstybei gyventojų pajamų mokestį. Retrospektyvinis vertinimas gali jūs išgelbėti tuo atveju, jeigu jūs paveldėjote ar gavote dovanų iš artimos aplinkos. Artima aplinka tai yra tėvai, brolis, sesuo ir seneliai. Jeigu, pavyzdžiui, jūs priėmėte tą paveldimą ir dažniausiai priimama registrų centro išrašo verte. Visi žinom, kad registrų centro išrašo vertės dabar jau jos paskaičiuotos yra jau didesnės, tačiau anksčiau jūs būdavo tokios, kaip pasakyti, tikrai sumos yra mažos. Ir pagalvok, jeigu priėmei, pavyzdžiui, butą už 15 000, o pardavė už 50, tai pagalvok, koks didžiulis yra skirtumas. Atėmus nuo to skirtumo reikia sumokėti 15% valstybei. O ką daro retrospektyvinis vertinimas? Tu kreipiesi nepriklausomus vertintojus ir vertintojai įvertina to paveldimo ar dovanojimo datai tavo rinkos vertę. Gali būti praėję 9 metai, gali būti praėję 2 metai, visaip gali būti praėję, bet vis tiek tu, jeigu nustatai rinkos vertę tos dienos, tu vis tiek mažesnį turi skirtumą tarp to, nuo ko reikia mokėti mokesčius. Tačiau labai noriu atkreipti dėmesį į tai čia, kai sakoma, arba tu pasidarai iš karto, priimant paveldimą ar dovanojimą nepriklausomo turto vertintojų, kaip sakyt, rinkos vertę, arba tu gali padaryti retrospektyvinį. Bet jeigu tu gauni dovanų ar gauni palikimą iš tetos, dėdės ar, pavyzdžiui, prosenelio, viskas tu iš karto turi daryti rinkos vertinimą ir tą vertę priimti paveldimą. Paveldimą reiškiasi dalyką, nes atgal kelio nėra. Tuo atveju, kai yra tolimesni giminaičiai, retrospektyvinis vertinimas tau neišgelbės. Jeigu, pavyzdžiui, iš tetos turėjau atvejį, iš tetos priėmė, reiškiasi, paveldimą garažą, tai priėmė ten gal už 2000, o aš garažą pardaviau už 8000 ar 9, dabar neprisimenu. Viskas, joks retrospektyvinis vertinimas tau negelbės, jinai turėjo prieš paimant paveldimą įsivertinti rinkos vertę. Tai kaip tada žinot, ta prasme, kaip jisai,
kaip žinot, kada galimas tas negalimas vertinimas, nuo ko tai priklauso? Tai ir priklauso nuo to, kaip pasakyti, kai tu jau priimini, užtat ir sakau, jeigu žmonės vis tiek dažnu atveju priima paveldimą, jau žinodami, kad planuoja parduoti. Vat ir laikas tada kreiptis ir klausyti, kaip man paveldėti. Bet sakau, dažnai klientai sako, paveldėsiu, va tada ateisiu. Ne. O senaties terminas yra tokiam? Nu kaip senaties terminas? Nu, tarkim, arba tu gali tą padaryti. paveldimą, ane? Nu tai jeigu tu 10 metų, jeigu tu 10 metų išlaikysi, tai tau nieko nereikės mokėti. Bet jo, o jeigu tu neišlaikysi, taip, tai sakau, jeigu iš brolio, sesers ar artimo, tai tu pasidarysi retrospektyvinį vertinimą, o jeigu tu iš tolimesnių giminaičių, viskas. Tau nieko neišgelbėsi, tu turėsi mokėti mokesčius. Tai vad sakau, turėjau situaciją iš tėtos paveldėjo garažą ir nieko. Nu ir aš mokesčiams skambinu ir klausiu ir aiškinausi. Nieko ir turėjo klientė mokėti. Tai va, tai bet kokiu atveju ne tada, kai jau priimsiu paveldimą ir tada va, jau kreipsiuos dėl pardavimo. Tikrai reikia žymiai anksčiau ir tada tikrai tokių dalykų galima išvengti. Tai iš karto priima paveldė didesnė vertė ir parduoda tą vertę. O turi atveju, kai net nespėjau per 3 mėnesius, kol tvarkomės paveldimas, aš net ir spėjau parduoti. Ir tai tada įvertina, tai vertį klausyk, parduodi tai vertį ir viskas susitvarko. Tai va. Tai aš kaip suprantu, pati Jūratė pati, kad kaip klientas pas tave kreipėsi, įsivertinat iš karto. Taip, viską numatom iš karto, viską numatom. Dabar irgi turiu vieną butą. Jau pirkimą pardavimą mes pasirašėme, tačiau truputį vėliau įvyks tas pirkimas, o aš dabar kalbuosi su vertintojais, už kiek jie įvertins, pavyzdžiui, prieš kokius 7 metus priimtą buto paveldimą. Nu tai va, irgi jie skaičiuojasi tai dienai pagal sandorius ir jie pasako sumą, pasako kokią situaciją, nes retrospektyvinis vertinimas paprastai kainuoja brangiau, nes tai žiūrint į praeitį, jie ten turi susižiūrėti, kaip vertintojai savo kitus dalykus, bet taip ir gaunasi, kad va, iš anksto reikia ir mes jau tada toj eigoj viską susitvarkom, pasidarom, žmonės va dažniausiai būna užsienį gyvenantys sugrįžta savaitę į sandorį, tai vienas dalykas nueina į sandorį, tada su tais dokumentais, iš karto aš sakau, važiuok į mokesčių inspekciją, užsideklaruoji, turi tada vertinimą per tą laiką aš parūpinu, su vertinimu, su pirkimo pardavimo sutartimi, nuvyksta, uždeklaruoja, jeigu reikia susimokėti, lygiai taip pat per tas 25 kalendorinės dienas reikia sumokėti gyventojų pajamų mokestį ir žmogus laimingai savo išvyksta į užsienį ir sandoris būna pilnai sutvarkytas, kad paskui, kaip tu sakai, besėdint neteitų koksai siurprizas ir tada pradėktų ten visiems įrodinėti po kažkiek laiko, kad tu gyvenai tuo metu ten. O ką malonu turėti reikalų su mokesčiais? Niekam. Tai faktas, kad niekam nemalonu, bet reikia iš anksto pasiruošti. Dėl to reikia taip. Turėti tokią kaip Jūratė. Taip, kaip Jūratė. Gyvenimas palengvės. Sumažinsite mokesčius arba išvis išvengsite. Taip, galima tikrai. Tikrai galima susiskaičiavus išvengti tų dalykų ir gali panaudoti tos pinigus visai kitam dalykui. Ne, kelionėm dar. Taip, kelionėm. Mes taip ir darome. Jo, kelionėm. Nes Jūratė moka skaičiuoti. Kelionėm, klausyk, dar kažkam tikrai gali. Tai Jūratė, dar pabaigai primink, kadagi mes turim tos mokesčius sumokėti? Ypatingai gyventojų pajamų mokestį. Jo, tai va aš tą ir dar kartą noriu pabrėžti, kad sumokam iki gegužės 1 deklaruojant pajamas, galite ir iš karto po notaro nuvažiuoti ir šitą dalyką susižiūrėti mokesčių inspekcijai, tačiau galite sulaukti deklaracijos. Tačiau užsienyje gyvenantis, kurie deklaravę savo gyvenamą vietą užsienyje, šventas dalykas, padariau sandorį, einu mokesčių inspekciją ir viską uždeklaruoju. Tikrai buvę atveju, konsultuoju klientus, žinau, kad mokėti nieko nereikia, tačiau klientė nueina, nežinau, kadangi ten labai daug buvo dokumentų, ne tos dokumentus padavė ir jai priskaičiavo 1000 eurų. Tai jūs galite sugalvoti šitokį dalyką. Jai priskaičiavo, jinai sumokėjo ir paskui kreipėsi, sako, kaip čia. Paskui pradėjom aiškytis, nieko nereikia mokėti, nes ne tos dokumentus paėmė. Tai po to jai mokesčių inspekcija sugrąžino tą 1000 ir aš jau sekančiam klientui sakau, jau aišku, klientus paleidžiu, jeigu jau reikia labai, tai palydžiu ir aš į mokesčių inspekciją, bet sakau, čia jau ne, brokeris geranoriškai tą padaro.
Ir tada vat vienam klientui ir pasakiau, jūs einate ir jūs turit jums paskaičiuoti tik tokią sumą. Jeigu, sakau, jums paskaičiuos didesnę sumą, sakau, sėdit mokesčių inspekcijų ir skambinate man, aš tada su specialistu pakalbėsiu, kad paskui nebūtų sumoka 1000, o paskui paaiškėja, kad jo visai nereikia mokėti. Tai va šitai, va, kas liečia mokesčius, tikrai rekomenduoju kreiptis iš anksto ir negalvoti, kad galima jų išvengti ar kad jų nereikia mokėti. Visą laiką mokesčius reikia mokėti, tik reikia žinoti, kada, kaip ir kiek. Žodžiu, jeigu nesuprantate, nežinote ar abejojate, visada yra Jūratė. Taip, ir pakonsultuos, ir sužiūrės, ir viskas bus lengvai, paprastai ir sklandžiai. Tiek.